Sveiki, mano brangieji, tai yra taroskopas Vandenio ženklo atstovams rugsėjo mėnesiui. Pagrindiniai jūs laukiantis įvykiai. Primenu, kad prognozė yra tik bendro pobūdžio visiems Vandenio ženklo atstovams, kas norėtų savo asmeninės prognozės, kurią aš darau naudojant jūsų nuotrauką ir gimimo datą. Rašykite man čia tik tokią žinutę arba geriausia parašykite iškart mano Facebook paskyroje Tarologė Liudmila, nes reikės atsiųsti jūsų nuotrauką, o tai įmanoma padaryti tik tai per Messengerį. Kaina 10 eurų ir sužinosite, kas laukia jūsų rugsėjo mėnesį pagrindiniai įvykiai. O dabar pradedam. Vandeniai. Parašykite vandeniai, kaip pas jūs prasigruojo Liepos mėnuo, kas išsipildė iš mano pranašysčių, kokia buvo jūsų vasara, pakomentuokite. Visada man įdomu paskaityti jūsų komentarus ir sužinoti, kiek procentaliai išsipildė mano pranašystės. Taip, pradedam. Vandeniai, rugsėjais, kas laukia vandenių? Vandeniai, kas jūsų laukia rugsėjo mėnesį? Taip, žiūrim, vandeniai rugsėjas, pagrindiniai įvykiai rugsėjui. Vandeniai, kas laukia vandenių rugsėjo mėnesį. Taip, žiūrėkite, pas jūs taip labai įdomiai pasiskirstė mėnuo. Pirma pusė bus tokia labai lengva ir džiuginanti, o antra pusė jau bus visiškai kitas vaibas, tokia žymiai sunkesnė ir žymiai rimtesnė. Jeigu čia ateina kažkokios kortos, kurios sako apie tai, kad, čia tikriausiai gali būti kažkas tai susiję arba su ketinimu kažkur tai keliauti, pavyzdžiui, tiesiog norite pakeliauti, išvažiuoti, galbūt atostogos irgi rugsėjo pradžioj ir važiuosite kažką tai aplankyti, nes eina korta Lazdų karalienės, galbūt kažkas tai važiuos pas mamą, aplankys pas tėvus, pas sesę, pas mylimąjį ir taip toliau. Iš kitos pusės tai yra korta 6 kardai. Korta tuomet, kai jūs galite norėti pakeisti gyvenamąjį būstą. Galite tiesiog, irgi rugsėjo pradžioj, galbūt pasibaigs jūsų kažkokia tai ten, aš nežinau, ta sutartis, kaip jinai vadinasi, nuomos, ne? Ir reikės kažką tai keisti. Galbūt darysite sprendimą, kad atėjo laikas persikelti iš kažkokio mažesnio būsto į didesnį, arba atvirkščiai iš didesnio į mažesnį. Žodžiu, jūsų lokacijos pasikeitimai. Gali būti susiję irgi su darbu. Galbūt keisis darbo lokacija. Aš turiu omeny, dirbote viename ofise, viename rajone, reikės dabar persikelsi dirbti į kitą ofisą, ten kažkokiame kitame rajone. Gali keistis lokacija ir tiesiog pastato viduje dirbote pirmame aukšte, persikelsit dirbti į 5. aukštą. Keisis kabinetas, pavyzdžiui. Kažkoks tai lokacijos pasikeitimas, kelionė arba jau toks ženklesnis gali būti pokytis, tai yra, kuomet norima pakeisti gyvenamąją vietą, gyvenamąjį būstą. Taip, žiūrėkit, toliau vandeniai, gausite kažkokių tai jums naudingų pasiūlymų. Pasiūlymai bus susijęs su finansais ir su darbo sritim. Čia yra korta sutarčių pasirašymo, čia yra korta, kuomet jums kažką tai siūlo jums naudinga, gali būti pakilimas pareigose, gali būti kažkoks papildomas darbas, gali būti kažkokie tai investavimai, kažkokie tai pinigai, kuriuos reikia investuoti tam, kad gauti pelną. Žodžiu, visi jums naudingi pasiūlymai, kuriuos vertėtų priimti. Vėlgi, sakau, gali būti kažkokia tai sutarties pasirašymas, tai žinoma, tuomet galbūt pasirašote sutartį ir pradedate dirbti kažkokioj tai naujoj įmonėj, papildomas darbas ir taip toliau. Nes eina korta Saulė, o korta Saulė tai yra svajonių išsipildymas, tikslų įgyvendinimas.
korta Saulė tai yra gavimas to, ko jūs norėjote. Tai kas svajoja ten, pavyzdžiui, gauti kažkokį naują darbą, papildomą darbą, pakilimą pareigose, tai galite gauti pirmoji mėnesio pusėje. Taipogi Saulė tai yra poilsis. Tai yra poilsis kažkur tai saulėti kraštai, poilsis Saulė, atsipalaidavimas, tas relaksas ir geras vaibas. Tai galbūt iš tikrųjų šitą kortą 6 kardai jums daugeliui prasigros vandeniai kaip kelionę į šiltuosius kraštus, poilsinę turistinę kelionę. Taip, žiūrėkite, tai va čia kaip tik, kaip aš ir jums paminėjau, kad pusę mėnesio labai toks džiuginantis vaibas, kuomet jūs gausite kažką, ko norite, viskas lyg ir gerai einasi ir antra pusė, tarytum pasidalina mėnuo per pus. Ir va čia ateina jau kažkokiu tai išgyvenimu, kažkokiu tai korta išėjimo. Matot, jūs tarytum nusisukate ir einate kažkur tai, taip, iš ten, kur jūs esate dabar, kažkur tai tolin. Ką tai reiškia? Tai gali reikšti, kad jums atėjo laikas palikti tai, kur jūs esate dabar. Kokiu mastu tai gali būti? Ar jums laikas palikti kažkokį santykį, kuris jau atgyveno ir neturi ateities, taip atėjo laikas nusisukti ir eiti toliau. Ar jums atėjo laikas palikti kažkokį vėlgi darbą, kuris jau neteikia jums nei malonumo, nei pinigų ir irgi eiti tolin, ieškoti savo kelio, kažkur tai taip, čia yra ėjimas į nežinomybę, bet čia yra tvirtas sprendimas palikti tą situaciją, kurioje jūs esate, kuri jūs jau vargina ir jums jau įgryso iki gyvo kaulo, palikti ir eiti tolin. Žiūrėkit, stoja kortos, 3 didieji arkanai į mėnesio pabaigą, kvailys, teisingumas ir įsimylėjėliai. Tai yra pirmiausia, įsimylėjėliai tai yra būtinumas priimti sprendimą ir pasirinkti. Pagaliau, tas kelias, kur jisai bus tas kelias? Jisai bus kažkur tai į dešinę ar kairę, ar tiesiai. Pagaliau būtinumas priimti sprendimą. Toliau yra korta teisingumas. Tai korta arba, išsiskyrimo. Gali būti kažkams, tai reikės, priimti galutinį sprendimą. Skirtis ar nesiskirti su partneriu. Ar toliau likti tokioj situacijoje ir toliau kentėti ir susitaikyti su šitą situaciją. Ar vis dėlto pabaigti šitą situaciją, išeiti iš jos ir daugiau jos netoleruoti, nesitaikyti prie nieko. Prie šito, tos situacijos, kuri jūs vargina, kuri jūs kankina, kuri daro jūs nelaimingais. Ir čia yra korta kvailys. Kvailys tai yra pagaliau ryžtas padaryti paskutinį reikiamą žingsnį link naujo gyvenimo etapo. Tai tai ir yra sprendimo priėmimas. Sprendimo priėmimas, ar jūs išeinate iš tos situacijos ir einate į priekį tolin, ar jūs ten marinuojatės ir tame liūne, toj baloj, taip jau ten ir supūsite. Tai žiūrėkite, pagal kvailį tai yra visada galimybės vėlgi patirti gyvenime kažką tai naujo, eiti į priekį, tai yra nuotykis, tai yra ryžtas, tai yra toks žaismingumas, žaisti gyvenimą ir suvokti jį kaip žaidimą, o ne kaip kažkokį ten, aš nežinau, tokį rimtą dalyką, kuris ten visam gyvenimui reikia kažkur tai save prikalti, pririšti, o čia, žaiskite tą gyvenimą. Tai yra, kaip simuliacija, šis pasaulis, žaiskite ir bus jums laimė. Kas norėtų asmeninės prognozės, palieku nuorodą apačioj, būrimas taro kortomis LT, mano svetainėje galite rasti bet kurią dėlionę pagal bet kurią jūs dominančią temą, prašom, užsakykite. Norite asmeninės prognozės mėnesiui, kaina 10 eurų, kreipkitės.